Jolita Paičienė. Noras ir ryšys. Vaiko tapatybės kūrimas per santykius. Įžanga. Kiekvienas vaiko noras yra daugiau nei pageidavimas. Tai langas į jo pasaulį, kuriame jis kuria savo tapatybę. Ši knygelė kviečia tėvus ir globėjus susimastyti apie tai, kaip gerbti vaiko norus ir kaip jie padeda formuoti vaikystės pasaulį. Antras skyrius. Kiek pasirinkimo laisvės turi vaikas. Kai vaikas nori, jis ne tik trokšta, bet ir kuria save, savo pasaulį, savo santykį su juo. Noras daugiau nei impulsas. Vaiko noras nėra paprastas noriu duok. Jis reiškia daug daugiau, tai pirmas žingsnis į savitumą, į vidinę tapatybę. Kiekvienas noras, net jei atrodo keistas ar bereikšmis suaugusiem, yra bandymas išreikšti save. Kai vaikas sako aš noriu, jis kalba ne tik apie objektą, bet ir apie vidinį balsą, kuris pamažu formuoja jo aš. Vaiko noras tai kaip pirmas piešinys, gal nerišlus, bet kupinas asmenybės pojūčių ir krypties. Gyvas pavyzdys. Maža mergaitė išsirenka ryškiai geltoną suknelę, kai visi siūlo jai švelnes pastelinių atspalvių drabužėlius. Tėvai nesupranta, kodėl toks rėžiantis pasirinkimas. Tačiau vaikui ta suknelė tai džiaugsmo spalva, jos būsenos veidrodis, mažas žingsnelis į savęs atpažinimą. Ką tai mums sako? Kai vaikas nori, jis moko mus pamatyti pasaulį jo akimis. Jei atmetame jo norą, atmetame ir jo vidinį balsą. Jei priimame, suteikiame pagrindą jo savarankiškumui ir pasitikėjimui savimi augti. Parodykime pagarbą netikėtiems norams. Vaikas dažnai trokšta ne to, ko tikisi suaugusieji. Tačiau būtent šie norai atskleidžia jo unikalumą. Kartais vaiko troškimas atrodo keistas, bet būtent tada atsiskleidžia jo savitumas. Jei vaikas žaidžia su šaukštu vietoj žaislo, nepertraukinėkite. Arba vietoj lėlės šakutę, vietoj žaidimo stebėjimas. Gerbti šios momentus tai gerbti asmenybę, kuri tik formuojasi. Tai pirmieji asmenybės šifrai. Klausimas tėvams ar globėjams. Ar leidžiate vaikui norėti savo noro? Ar bandote, kad jis norėtų jūsų?